Taigi sveiki dar kartelį, kaip ir žadėjau, kita mūsų laidelė. Trumpa tokia informacinė, nes mes turim bičiulį, Teisingumo aušros ideologinį vadovą Algirdą Paleckį, kuris sėdi Kauno izoliatoriui ir kalėjime, kaip vadinamam, kartu su Masiuliu ir visais kitais. Bet ir mes nepamirštam, kad lankom savo bičiulį ir stebim jo sveikatą, mums labai svarbi, ypatingai po to širdies priepuolio, kuris buvo pavasarį, kai mus labai stipriai išgazdino, kai kalėjimo vadovybė apie tai net nepranešė giminaičiam. Mes suprantam, koks didelis spaudimas Algirdui Paleckiui ir dabar, kai jau galima buvo tikėtis, kad jis išeis į laisvę, tai dar viena byla, kurią sukurpė ir dar viena byla, pagal kurią jam gali pridėti. Bet šiandien ne apie tai. Šiandien apie tai, kokios nuotaikos Algirdo. Nuotaika, kaip visada, labai gera ir atrodo labai gerai. Vat kas, aš nustebintas net buvau, kaip jis atrodo. Apie politiką mes nekalbėjom, bendrai biški ir viskas, puikiai žinot, kad jam negalima uždrausta kalbėtis apie tai. Sveikatą irgi nebloga, kaip jis asmeniškai pasakė man, aš paklausiau už karto, kai atvažiavau mes. Blogai, kad tik dabar vėl per stiklą bendraujam. Bet sakė, nuo kovo mėnesį jau galėsim vėl gyvai prie stalo, kaip namuose. Tai daugiau ir atvirai tada galėsim pakalbėti. O dabar per stiklą, per telefoną. Kaip viskas gerai. Tiki laukia aukščiausio teismo sprendimo. Gruodžio 9 dieną bus. Gal kas nors pasikeis, turi viltį, gal panaikins tą nuosprendį, kur dadėjo 8 mėnesius pagal Žalimo į Kasčiūno bylą. Čia pagal tą skundą, kur nepagarbiai buvo atsiliepta apie partizanus. Bet tai ne Algirdas atsiliepė nepagarbiai, jis tik pacitavo tai, kas buvo rašyta, rašyta mūsų ir ponios Grybauskaitės ir kitų, netgi dabar esančių politikų, kurie anksčiau vertino tą situaciją kitaip. Jūs puikiai žinot, vieniem galima, pavyzdžiui, kaip ir visur, ne tik Lietuvoje, ne tik tam kažkur. Tas visur vyksta, dvigubi standartai. Vienam galima kalbėti, vienam galima vogti, nesvarbu ką daryti, nusikaltimus, sieną uždaryti, nuostolius didelius padaryti Lietuvai, Mažeikių naftą parduoti, Ignaliną uždaryti. Galima, ir jie neteisiami, neliečiami, apie ką mes galim kalbėti. O kitam negalima žodžio pasakyti, pavyzdžiui. Vat ir visas teisingumas. Vat demokratija tai vadinasi ir laisvė. Šitie žodžiai sugalvoti idiotam. Vat. Kad lengviau būtų valdyti juos. Vat ir visa demokratija ir laisvė. Apie ką čia kalbėti. Tai šiandien noriu pasakyti, kad tokia situacija, kad ne visi mes galim lankyti Algirdą Paleckį. Mums yra uždrausta ir todėl tie bičiuliai, kurie važiuoja pagal sudarytą grafiką ir galimybės, tai yra mūsų, kaip čia sakyčiau, gyvieji paštininkai, kadangi mes negalim nieko nei perduoti, nei laiškų kažkokių čia rašytų ir net ir mūsų siunčiami laiškai yra perskaitomi. Tiesiog ta informacija, kurią norėtųsi perduoti Algirdui Paleckiui, jinai dažniausiai lieka pas mus ir mes kartais laimingi pamatę emocinę jo būklę, kaip jis, ką jisai ir kiek suprantu, jos sąskaita yra veikianti, pervesti jam galima, taip, pinigėlius? Taip, nelabai ten pakalbėsi, ten viską įrašoma ir viską filmuojama. O kiekvienas pasakytas žodis? Pagaus žodį kokį ir kartu ir bet kurį žmogų kartu ir jį nuteis. Čia labai greitai vyks tas dalykas. Aš visai kaip liudininkas buvau, kas buvo kratos, kompiuterį atimti, telefonai, o parašyta liudininkas, gerai, ne? Tai patikrina liudininkas. 3 mėnesius pralaikė. Jis sako, Kremliaus agentas. Sėdila, sako, mano senelis partizanas, все равно Kremliaus agentas. Gerai, sakau, sutinku. Tai žodžiu, tu prisidavai pats, kad tu Kremliaus agentas? Jo, aš sutikau senai. Tik blogai, kad
nors išleistų, palydėtų prie Kremliaus, raudonoji aikštė, nė kartų nebuvau. Vat kas blogai. Tai koks tu agentas, jeigu Ne, nebuvai? aš Lukašenkos, vat pas ką aš buvau. Aš Lukašenkos agentas. Točno, pamiršau. Su Putinu dar susitarsiu. Tai va, ir jeigu dar kalbant apie politinius kalinius, va šiandieną, ne, tai kaip kaltinamas Lukašenka. Bet Lukašenka uždarė Cichanovskį už tai, kad jisai kvietė revoliucijai, kad buvo riaušės, buvo muštynės, buvo tokie dalykai, tai ten yra visai kita situacija. Algirdas Paleckis niekada nekvietė jokiems neteisėtiems veiksmams prieš valstybę ir jisai ruošiasi dalyvauti ir prezidento rinkimuose, ir kaip jisai sako, ir mes sakom šiandien, padėtį mūsų valstybėje Lietuvoje mes norim keisti teisiniu keliu. Tai va, tai čia mūsų tokie norai. Tai aš galiu pasakyti, ar kada nors, kur nors iš mūsų, nors iš vieno, mūsų daugi žmonių, nors kas nors pasakė, kad per prievartą, tik už tai, kad tik dėrybos, bet niekas nenori su mumis kalbėti. Bet šis, mums, žinai, įdomu moteriškai, ko apsirengęs Algirdas? Gerai, Ai, labai gerai apsirengęs, su rūbais, civiliniais. Su rūbais, geras atsakymas. Varus, ten viskas tvarkoja, dėl to aš manau viskas gerai. Apie maistą nieko nekalbėjau. Čia nepraviniškėse, nors ir tam su savo rūbom vaikščia. Apie maistą mes praeitą kartą, kiek dabar nekalbėjom, kalbėjau, kad neblogai, o taip pasakė, net ne vidutiniškai, o neblogai maitina. Nepasakė, kad, sako, neblogai, o taip jo atsakymas buvo toks. Anksčiau, kiek girdėjau, ten yra parduotuvė mažytė, tai sakė, ten parduoda maistą nelabai geros kokybės. Nu, apie tai visi kaliniai šnekėjo kituose. O pats maitinimas kalėjime pakankamai neblogas, o čia jo žodžiai, kartuoju. Tai tiek galiu pasakyti. Tai kol kas tokios naujienos, jūsgi suprantat, kad kiekvienas žodis pasakytas ne taip gali tapti Algirdui Paleckiui nauja byla, tai mes saugom savo lyderį ir labai tikimės, kad situacija keisis tarptautinėje erdvėje, tuo pačiu situacija keisis Lietuvoje ir Algirdas Paleckis sugrįš namo, jis yra laukiamas ir mes suprantam, kad tai yra žmogus, kuris gali būti tiltų tarp rytų ir vakarų, žmogus su didžiuliam diplomatiniam savybėm ir su tradicija tokia, jo šeima yra diplomatų šeima, ko šiandien Lietuvai labai labai trūksta. Šiandien mes neturime aukšto rango diplomatų, kurie galėtų vesti dialogą, tarp valstybinį dialogą su kaimynais. Tai ką, ačiū Mečislovai labai tau. Matai, Jaruška. Už tai, kad buvai, kad atvežai mums žinias. Aš buvau pagal savo numerą, ne pagal užsakymą. Aš būsiu ir buvau ir būsiu iki galo su Algirdu, kol mes būsim gyvi. Aš ne prostitutė, kad vaikščiau, tai pas vienus, kaip kiti, tai pas kitus. Čia yra prostitutės. Politinės ar kažkokios kitos. Palauk, bet čia seniausia pasaulio profesija. Aš prieš prostitutės nieko neturiu. Bet aš sakau, aš ne prostitutė, aš nebėgioju. O tai kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Ar vairuotojų būtų, ar prostitutė, aš nieko prieš ir homoseksualistus neturiu, tik prieš viešą reklamą. Į nachališkai, kada kišama į mokyklos, nuo vaikystės, į darželės. Ta turi būti griežtai uždrausta. O jie, ką nori, tegul tą daro, nors ten 20 gyvena kartu. Nu, Mečiukai. Bet viešumo nereikia, čia griežtai turi būti tas uždrausta. Mečislo, mes ne musulmonai, kad po 20 gyventi kartu, čia jau tu apie 20 žmonių, ne? Čia aš ne apie mus, o apie juos. Kalbu, suprantate. Taip, aš noriu pasakyti, kad kai Mečislovas užsuka, visada būna linksma, nes jis moka ir pajuokauti, ir nuotaikos jo geros, ir tai yra... Labai geras. Tai va, aš vis prisimenu, kaip tu gražiai su ta Teisingumo aušros vėliava, į toks aukštas iš toli matomas mitingė. Tai geresnio vėliavnešio. Ką man išrašė 500 eurų? Nu, Mečiuk, žinok, tavo baudas palyginus su manosiom nėra didelis. Čia aš neskundžiuosi. Bet
tu geras vėliavnešys, iš toli matęs. Ir ką, ačiū labai visiems, tai kai girdėjote Algirdo nuotaikos geros, bet jam galima parašyti laišką. Jeigu norit asmeniškai kažkokį palinkėjimą, ar šiaip norit sužinoti jo nuomonę kokiu nors klausimu, vis tik tai Algirdui galima parašyti, o mes, jo bendraminčiai, tikim, laukiam ir manom, kad situacija turi keistis, teisingumas turi nugalėti ir būtinai sulauksim Algirdo. Tai ką, ačiū visiems ir geros likusios dienos. Viso.